Ištrauka iš Martino Driuko Trimurti knygos Pasauliečių krikščionių ir joginų kanonai. Skirtingų kelių ypatybės. Per daugelį metų savos praktikos ir darbo su žmonėmis, o svarbiausia mokytojo dėka, supratau tą giliąją takoskyrą. Galima turėti du požiūrius. Yra vietų, kur jie susijungia ir įmanoma, kad jie taptų vienis. Tačiau tam reikalingas ir kuklumas, ir giliai išmintis. Taip paprastai vien per intelektą du keliai nesusijungia. Ir normalu norėti pačiam išeiti iš dualaus mąstymo, kur prasideda darbas su kanalais ir daugeliu įdomu jų savęs paties pažinimo projektas. Budizmas prasideda tada, kai prasideda savęs paties utilizacijos procesas. Praktikas pradeda galvoti, kad bent viena nesąmoninga dalelė kosmose bus mažiau. Ir labai gerai. Siekiančiojo tanki forma atsitolina nuo visų konkurencijų, grįžta į esmę ir procesas nebegazdina. Einama metafizikos keliu, domina tantros technikos, einama gilyn į begalinę transformaciją, suvokiant, kad ir tai yra sapnas. Tai, kas daug metų buvo laikoma vertybė ir svarbu, pradeda tirpti ir tai žinoma atrodo pavojinga. Visgi, daugumai žmonių eiti begalinės meilės keliu su teistiniu požiūriu yra jaukiau ir saugiau. Į jį norisi grįžti netgi po daugybės metų praktikuojant ką nors kitą. Tarsi į sodą su vaikais, kur jie prižiūrimi ir neišeina už sodo ribų. Nekalbama apie draudimą domėtis astrologija, kvėpavimo praktikomis ar kitais metodais. Tačiau ta globa ir meilė yra tokia didelė, kad tam nėra poreikio. Ji apima visą esulą ir pro kiekvieną dalelę pradeda transliuoti šilumą. Europiečiai būdinga mąstyti ir prie to įpratusiam meditacija staiga netampa paprasta. Galvoti normalu, todėl negalima profaniškai ar ezoteriškai manyti, kad dvi skirtingos tradicijos gali lengvai sulipti į vieną. Kelias yra jautrus ir turi būti atidus. Taigi, daugumai joti dviem žirgais neįmanoma. Ar tu tikrai nori žinoti apie save taip giliai ir suvokti tą gylį, kodėl tavo forma atsiskyrė nuo vaiskiosios šviesos? Ar tu nori saugiau ir mylinčiai dirbti su žmogiškąja būtimi? Nes aukščiausiasis Dievas per Jėzų paaukojo save, nes jis žino geriau, o tu esi jo atvaizdas. Ir jeigu krikščioniui kas nors nutinka, jis nepuola astrologiškai kažką skaičiuoti, nes Dievas žino geriau. Tu kaip vaikas paklūsti. Jei tau neaišku, tu paklūsti, nes tokia Dievo visagalystė, nes jis kūrėjas. Tu jo atspindys, jis visagalis, o tu mažytis ir laikinas. Ir vakariečio ego pripažinti savo menkumą ir laikinumą nepaprastai skausminga, bet tai kaina, kurią privalu sumokėti visose tradicijose, ypač tikrojoje jogoje. Ko galima tikėtis, keliant koją į budizmą? Budizme ieškotoja pasitinka harudos, tiesioginė ir simbolinė prasme. Budizme europietis tramdomas daugybę metų. Kitaip nesutramdė savęs, jis leidžia savo daugiau, negu paprasta gyva būtybė leistų. Budizme nei jūsų vardo, nei pavardės niekas neklaus, net ir to, ar jūs apskritai buvote žmogus. Tantroje prasideda odos nudyrimas gyvam, visiška transformacija. Ir čia pamatoma, kad gyvata yra nelimituota kūnu, sociumu, statusu, pavadinimais. Tai yra beprotiška, seksualinė energija pranokstanti aistra, be aistriai tyloj žaižaruojanti ugnis. Vėlgi nieko asmeniško. Pagal sutrą
Gyva, jaučianti būtybė gali turėti tokias sudėtingas samskaras, praeities patirčių įspaudai gilioje atmintyje, jog dieną gali gyventi pagal moralės nurodymus, tačiau naktį gali visiškai sudemonėti per jausmus, mintis, sapnus, patyrimus. Visa tai turi būti tramdoma, neraminama. Žmogus turi priimti tai, kad jis yra šviesa, tas niekas, dulkė. Tramdymas – totalus statuso sutraiškymas. Budos pergalingai prajojo vadžriniu dangumi ir žmogaus ilgai auginto ego nebelieka. Nebelieka identiteto. Žmogus tampa absoliučiai nedualus. Jam pasako, kad važiuos į Nepalą 2 metams ir jis važiuoja be minčių. O ką mano šeima darys? Kaip man pasiruošti? Reikia ruoštis išeiti į tamsą, į olą. Jokių problemų, duokite man 5 minutės susiruošti. Tokia yra guru joga ir tikras mokinio santykis su jogos meistrais. Jei taip atsiduoti vakarietis nebus pasiryžęs, jis niekada neįžengs į stebuklų lauką. Kad pasikeistų pagrindinis žirgas, turi pasikeisti egregoras, vadinasi, turi pasikeisti ir visos globojančios jėgos. Tai yra angelus ir arkangelus pakeičia budos ir bodhisattvos, jidamai ir dakinis. Tai žengimas į visai kitą visatą. Monoateistinėje religijoje kai kuriems žmonėms labai sunku suturėti savo aistrą vien dėl to, kad jis laikosi pavyzdžiui 10 veiksmų kūnui, 10 kalbai, 10 protui. Tačiau jį vis viena gali provokuoti demonai, jei nėra realizuota jo širdies čakra. Jeigu praktikas kupinas labai sudėtingų samskarų ir ego agregatų, nuėjus į jogą auga ne vien gerosios savybės, auga ir pavydas, ir šykštumas, ir pyktis. Kaip ir vaikas auga visas iš karto, o ne atskiromis kūno dalimis. Tad žmogui yra saugiau melstis, kai yra globa, kai šalia nuolat sauganti visagalystės esybė, lyg priminimas, kad Dievas štai čia ir visada, bet kur, bet kada, net kai tu miegi, net kai darai nesąmonės. Krikščionybėje darbas su kanalais, nadžiais, tai yra subtiliaja energinė anatomija, realizuotų būtybių, šventųjų reikalas. Būdamas Dievo atvaizdu, žmogus neprieštarauja įstabiam faktui, kad mūsų, kaip žmonių atvaizdas sukurtas grožėtis, o šis aspektas gali būti liūdnas, smagus, nesmagus, kenčiantis. Dievo valia krikščioniui tinka visaip, be pasirinkimų, be priekaištų, be zirzimo, dvejonių ir abejonių. Pats Buda, kuo darėsi vyresnis, tuo daugiau kalbėjo apie Kristų, jo būsimą atėjimą. Ir ši dalis apie mokytojo gyvenimą nebuvo skleidžiama vakarams, kad nebūtų sugriautas budizmo idealas. Jis kalbėjo apie gailestį ir atjautą, apie gailestingumo dovaną, kai net nutraukiama meditacija, kad galėtų ateiti pas žmogų. Daug kas apie Budą Sidhartą nėra viešinama, pavyzdžiui, kad kai išžudo visą jo giminę, jis tiesiog atsisėda ir verkia. Tokių dalykų, pavyzdžiui, tai kad Sidhartai Gautamai 11 metų skaudėjo stuburą, nerasite jokiuose populiariausiuose šaltiniuose. Tikruose aprašymuose iki 5 amžiaus buvo aprašytas jo begalinis skausmas. Paskutinius 8 metus mokiniai galvojo, kad mokytojas gali mirti bet kurią minutę. Jie nesuprato, kaip toks šventas, šviesus žmogus gali turėti tokį skausmingą, ligotą kūną. Todėl dažnai lydėjo mokytoją liūdni ir net prislėgti. Budizmo institutas Europoje. Šiuo laikmečiu gyvena be galo daug neramių žmonių. Vieni iš jų esate jūs, skaitantys šį tekstą. Žmogus, kuriam visko neužtenka, kuriam niekada nieko negana, kuris nori kažko kitaip. Visgi, šie keliai fantastiškai gražūs.
Bet norint jaustis aiškiau ir ramiau, būtina atsakyti savo, kodėl gyvenama krikščioniškame krašte, kodėl yra sąlygos normaliai sąveikauti su kitomis tradicijomis, kodėl renkatės jogą, kokią jogą, kokie jūs būsite joginai. Vienas jogino bruožų – tai visiškas nepriklausymas nuo socialinės sistemos. Tad ar galite sau leisti tokią laisvę? Tai didžiulė vidinė prabanga, kurios beveik visi stokoja. Štai kodėl budizmui šis laikmetis yra nepalankus. Todėl, kad gyvos būtybės, kurios domisi subtiliaisiais kanalais, karmos transformacija, iš tikrųjų neturi budistinės doktrinos atramų. Paskyrę visą savo gyvenimą kurti budistinį institutą, rezultato galėtume tikėtis po kokių 80 metų. Nes tai ne vien praktikos. Budizmas nėra pamaloninamas vien tuo, kad žmogus atėjo ir praktikuoja, kartoja mantras. Visa tai gražu, bet tai toli gražu ne viskas. Norint sukurti precedentą kultūroje, reikėtų pasidalyti darbus. Joginai, kuriuos ir kurių šeimos išlaiko kiti, teologai, nagrinėjantys budizmo raštus ir pritaikantys juos savo kultūrai, instruktoriai, ceremonmeisteriai, lamos, mokytojai, orakulai, pasauliečiai ateinantys į praktikas be išimčių, palaikantieji budizmą, joginų padėjėjai, mokslininkai tyrinėjantys, ar lietuvį veikia Oma Hum, o gal rūta žalioji. Ir taip toliau. Mažiausiai 17 skirtingų luomų žmonių, 80 metų tokio instituto plėtros ir tai būtų tik lašelis jūroje. Bet ši budistinio instituto plėtotė duotų vaisių. Galbūt europietis ieško kitų religijų, kurios leistų gyventi laisviau negu krikščionybė, kuri griežtai vadovaujasi taisyklėmis, pavyzdžiui, 10 Dievo įsakymų. Daugybė žmonių, kurie susilpnino saitus su krikščionybė, pasakodavo, kad jie nepasitiki bažnyčia, bet ji yra Kristaus ramstis. Nesuprasdamas bažnyčios ir paviršinių problemų, kurios iš tiesų nepagadina jos gylio ir esmės, pradedama galvoti, kad su bažnyčios netobulumais praktikas neišvengiamai judės kartu, kol išseks jo tikėjimo upė. Gal vienam iš milijono gali nutikti taip, kad nutrūks santykis su bažnyčia ir ji nustos jį maitinti nesibaigiančią meilę. Bet kuri doktrina laikosi ant labai įvairių dalykų pamatų. Netekusi kurios nors atramos, ji pradeda silpti. Ji turi turėti mokslininkų, scholastų, mokslininkų antagonistų, iškeliančių abejonės, skepticizmą, į juos atsakančių, meditacijos, maldos tradicijų, savo skirtingų tėkmių, nes jei turi tik vieną rūšį, po 20 metų gyvybingumas smarkiai sumažėja. Teoretikų, aukščiausio lygio dvasininkų, darančių ritualus, auklėjančių visuomenę ir užsiimančių moralės normų sklaidą, taip pat pasauliečių, kurie net netaps aktyvūs praktikai, visa ši dermė ir išlaiko tradiciją. Harvardo universitete nagrinėjami neįsivaizduojamo gylio tekstai. Tai yra kažkas nerealaus. Nuo Taros įvaizdžio ir jo supratimo iki švenčiausios mergelės Marijos subtiliųjų aspektų bei kitų panašybių tarp jų ir taip toliau. Daugybė žmonių itin giliai mąsto ir išjaučia tikrovę. Įspūdingo intelekto ir pajautos žmonės nagrinėja ne tik tokios tematikos tekstus, bet ir tai, kiek ateizmas skatina eiti į rytų tradicijas. Neradimas savęs, nenoras pripažinti prigimtinės kaltės ir neišmanimo vakarietį veda ieškoti kitos tradicijos, kad tik nereikėtų atsiprašyti, nugalėti savo arogancijos.
Tai skamba tarsi peilis į paširdžius. Europiečio kaltės jausmas, kuris vis dar nerado išeities. Kai bažnyčia atsiskiria nuo mokslo, medicinos, kai apie 17 amžiaus pabaigoje ji patiria filosofinį atotrūkį, kai žmonės užsimano patys vietoj Dievo pareikšti savo įstatymus, jie galiausiai lieka vieniši. Europiečio drama slypi savi priešpriešoje. Jis nebepanoro, kad jam Dievas aiškintų, bet jis negali pernešti skausmų, žinodamas, kad nebegalės be jo. Mes to fakto, kad esame europiečiai, negalime paneigti. Mumyse slypi genetinės, kultūrinės šaknys. Kaip žmonės turime kolektyvinę karmą. Taigi negalėjimas pakęsti, kad tikrovė, kurioje mes, kaip žmonės, atsisakėme Dievo, vėl prašosi skleistis, sudaro visą mūsų vakariečių dramą. Europietis nebegalėjo pakelti kaltės jausmo. Jeigu tas vidinis kaltės jausmas neveda į supratimą, pripažinimą, nenukreipia į dorovę, žmogus kupinas neišmanymo, ieško sistemos, kurioje galėtų taip nekentėti. Kaltė prie žmogų yra išperkama. Ji gali išskaudėti ir išeiti. Tačiau visai kitame gylyje glūdi kaltės prieš Dievą drama, kurio žmogus negali pernešti. Ir mes nagrinėjame, ko tokio jis ieško rytuose. Nes į budizmą atėjo labai daug žmonių, kurie netikėjo niekuo. Tai neišpasakytai gili drama, dar daugiau, tai tragedija ir išeitis tik suvokime. Nepakeliama kaltės našta atsisakius Dievo. Rytietiškos praktikos turėtų nelengvai sektis, jeigu nesi kvailas. Nes mes, vakariečiai, esame mokomi daugybės kalbų. Mus moko mąstyti, sinkretinti, kryžminti, svarstyti, o tai rytuose visai neugdoma. Jogoje žmogus gauna visai kitas užduotis, tad privaloma praaugti patį save ir tai padaryti reikia pakankamai greitai, nepatogiai ego norams. Tas nesuprastos kaltės jausmas it vėjas nunešė vakariečius į budizmą ir į kitas rytų tradicijas, nes žmonės nepakenčia taip jaustis. Vakarietis gyvena ir vieną dieną tarsi netikėtai sužino, kad yra laikinas, kad jis laiko tėkmėje yra tam tikra forma, kuri dyla, irsta ir juda toliau. Kai tai iš tikrųjų išgyvenama ir iki galo suprantama, persmelkia pojūtis, kad mes, žmonės, kaip Dievo kūrinys, esame menki ir laikini. Visa drama tai troškimas grįžti į tikrovę, kurioje žmogus nebebus laikinas ir toks trapus. Tada žaibiškų greičių ieškoma įvairių metodologijų ir technikų. Ta mintis verčia ieškoti, nardyti, pavojingai eksperimentuoti su savo kūnu, psichika, mentalu, blaškytis, tarsi gyventų paskutinę dieną. Ir tai suprantama, nes visi giliai slapta supranta, kad laikas tiksi ne į naudą. Dėl to į Europą buvo palanku atnešti viską, ką tik įmanoma. Ir žmogus neatlaikė tokios sielovados gausos. Juk jei ištikimai praktikuojama keletą metų, dvasios siekiantysis turi visą švytėti. Tačiau, turėdamas galimybę išmėginti tokią galybę metodų, jis vis tiek jaučiasi tuščias, niekaip negali prisipildyti. Jis negali iškart atitrūkti ir negalvoti apie aš. Jam pačiam, vien savo asmeninėmis pastangomis neina atpažinti ir pažaboti daugiaveidžio ego. Nes kad atrastų ramybę, žmogus turi išaugti tą aikštingą ir paviršių mėgstantį vaiką, kenčiantį dėl atotrūkio nuo dieviškosios šviesos. Tam reikia paskirti mažiausiai 20 metų, tokia tikrovė. Yra ir labai giliai ieškančių žmonių. Tačiau jos nepernešamumas, suvokimas, kad gali klysti, būti neteisūs, laikini, o tame laikinume nerasti paguodos. Žmogų tiesiog varo iš proto.
Ir net kai socialinės sistemos nusisuka dėl jo paieškų, jis nori viską pasiekti, padaryti vienas, be kanonų, sangos, dvasinių bendraminčių pagalbos ir gurų. Ką reiškia peržiūrėti savo pažiūras? Kai sakoma, kad būtina peržiūrėti savo pažiūras, tai nereiškia mesti praktikas ar keisti. Reikia įvertinti pagarbą tradicijai, sąsają su jos vieta. Mes neatsitiktinai esame šioje kultūroje, šeimoje, giminėje su tokiomis tradicijomis. Gal kažkam atrodo, kad šeima nėra kada rūpintis, nes atlieka daug joginių praktikų. Bet čia viso labo tik klaiki arogancija ir fanatizmas. Kristaus kelias yra visiškai netechnologinis ir nenumato kito įrankio išskyrus meilę. Širdis tampa tiek realizuota, jog virsta viena beribė šviesa, kurioje ištirpsti ir išeini į kitas visatas, kur galimos tolesnės transformacijos. Pabuvus, pavyzdžiui, Kriya jogos retrite, negalima tiesiog panorėti, kad kunigai prilygtų jai savo metodikomis, nes tai visiškai kitos visatos. Šito nėra ir nebus. Kunigams bandyti konkuruoti su joga negalima ir jie net neturėtų to siekti. Nėra taip, kad krikščionybei trūktų metodų. Mes esame baisiai buki, jei galvojame, kad trūksta, tačiau netrūksta. Taip nėra. Nuėjęs pas kalvį, neprašoma šilko. Tai kelias visai kitos kilmės ir kitos melodijos. Vienintelis Kristaus neišdavęs mokinys buvo Jonas, gyvenęs 103, pagal žydus 107 metus. Pagal kūno švytėjimą budistiniu požiūriu buvo laikoma, jog mirus mokytojui jis pasiekė nušvitimą. Kiti mokiniai mirė baisia mirtimi, nes buvo vienokia ar kitokia forma jį išdavę. Budizmas vakaruose. Kontekstas ir atsiradimo prielaidos. Mums pirmiausia reikia suprasti terminus. 1873 metais savotiška jogos pradžia. Prasideda vis ankstyvesnis vakarų pasaulio supažindinimas su jogos pasauliu. Žinios perduodamos ir populiarinamos. Pamatai hatha jogos tradicija. Vakaruose perteikta pagal metafizikus. Jie perspėjo, kad čia vakaruose atsiras hatha joga, vakariečiams dirbtinai sukurta jogos rūšis, produktas. Ateina kolektyvinė samprata, kad joga gali būti masiškesnis reiškinys. 1953 metais šis reiškinys patiria dar didesnę populiarizaciją ir transformaciją, perkeičiant viską į europiečiai suprantamą kalbą. Atsirado mada domėtis joga, budizmu. Europiečiai iš karto žinojo, ko norės. Klausydamiesi pasakojimų apie vienuolynus, matydami sakralųjį meną, religinį instrumentarijų, jie be galo sureikšmino mentalinę prieigą. Domino psichologiniai paaiškinimai, kodėl žmogus gyvena tame laikotarpyje. Ar jis yra sąlygotas ir kieno? Kiek jo charakterį nulemia visuomenė, laikmetis, galimybė paprieštarauti šiam laikmečiui, kėlė klausimus. Ar be Dievo galima grįžti į nemirtingumą ir kiti panašūs naratyvai. Europa kaip išdidi, aikštinga mergaitė, matydama Indijos šokį, tradicijų apraiškas, visą tai suprato kaip fetišizmą ir religinį infantilizmą. Europietis visada jautėsi besirenkas. Jis rinkosi iš to, ką matė, ir tą darė visiškai sublimuotai, kitų antropologinių principų. Fetišizmo objektai jam atrodė įdomus. Maždaug apie 1940 metus besidomintieji perima visus įmanomus simbolius, supratę, kad simbolių kalba gali kalbėti su auditorija. Apie 1960 metus atsiranda tokia sąvoka kaip psichiniai skirtumai. Vakarų visuomenėje
kalbama apie šventąją dvasią, kas tai yra ir kaip į ją kontempliuoti. Kai kurie ordinai pradeda gilinti kontempliaciją, pavyzdžiui, Benediktų ordinas, kad ir pasilikęs tame Dievo sode, jis vis vien domisi kontempliacija, ėjimu į nedualųjį pasaulį. Kontempliuojančios kongregacijos ir ordinai yra tarsi pusiaukelėje, tarsi keliautų sūtros sistemoje. Tie ordinai draugauja ir susikalba, pavyzdžiui, su zen vienuoliais. Kodėl rytietiškas tradicijas vadina infantilizmu? Nes rytiečiai tiki, bet pagrįsti negali, šypsosi ir nežino. O kaip europiečiui įmanoma nežinoti? Adaptacijos, transformacijos tęsėsi dešimtmečius ir kažkur apie 1993 metus dėl pasklidusių interpretacijų jau nebebuvo galima rasti autentiškų mokymų. Į vakarus daugiausia siųsdavo tuos, kuriems buvo lengviausia adaptuotis. Bidija Dandoranas buvo išstudijavęs antiką ir daugybę europiečių raštų ir mokydamas vakariečius pabrėždavo, jog negalima mokyti to, ko pats net nesi supratęs, nes tai visai kitokia gyva būtybė, visai kito karminio matymo su visai kitomis kliūtimis ir ypatybėmis, ego agregatais. Europos mentalitetui kiek artimiau buvo Indijos klasikinė joga, o budizmas kaip visiška svetimybė, nes budistai į dieviškąją tikrovę žiūrėjo dar iš anksčiau. Ar Dievas yra realizuotas ir iš kokios šviesos atkeliavęs? Atsirado tiesioginių teologinių priešpriešų, itin subtilių ir dėl to sunkiai išsprendžiamų. Europos mentalitetas ir susidomėjimo joga akcentai. Koks yra rytų tradicijomis susidomėjęs vakarietis? Dvasingumo užsakovas, įnoringas, kuriam įdomios fanatiškos tikėjimo rūšys, nepažintos jo intelektui. Jis jas dozuoja, pats skirsto. Įvyko labai įdomus reiškinys. Jis neatėjo Budos prašyti mokymo, jis neatėjo mokytis gurų jogos, prisiekti ištikimybės. Jis neatėjo tokiu principu, kokiu ateinama į budizmą. Jis atėjo paprastai ir jo protas kaip ganoma avis, nušluojamas visas jo ego ir patirtis. Europietis bukai supranta tik tiek, kad tai budizmas yra tokia realybė, iš kurios jis pamaitins savo trūkstamą ilgesį ir sudievins ego. Jis neprisiekia jokios ištikimybės, neprisiima jokios atsakomybės, tad daugelis vakariečių nesugeba įgauti pakankamo karminio regėjimo, kad būtų juntamas vidinis augimas, gytų vidinis skausmas, nurimtų Dievo ilgesio ir išdavystės drama. Klausimas, ar įvyko europiečio ir budisto jungtuvės iš tikrųjų? Juk sakralumas yra pažeistas, tad nutrūksta ir iniciacijos gija. Budizmo meistrai Europoje iš pradžių daug metų versdavo tekstus, mokydavo tik labai mažą ratą žmonių ir vis sakydavo, kad didėjant auditorijai jie nebegalės dėstyti. Mokant 6-20 žmonių yra vienoks lygmuo ir gylis, bet visai kas kita yra mokyti didesnės minias, kurios nori pažinti greičiau. Kai vis daugiau žmonių prašo mokymų, prarandamas jų autentiškumas. Ne tik dėl to, kad žmonės dualūs ar trokštantys žinių. Kai prisiekiama dharmai, protas nunulinamas. Ir ne taip, kaip pačiam norisi reprezentuoti savo mentalinius gebėjimus iš savo įdomios pusės. Iš tikrųjų, priešais mokytoją, po kojomis, paklojama mokinio sąmonės rūšis. Ir mokytojas gali būti rūstus, gali paversti jį pievą, priversti šokti laukiniu jaku, kai tik nori, nes mato jo potencialą. O dabar šiuolaikinis vakarietis praktikas ateina pas meistrą, nes jam nesiseka verslas, arba vakar išsiskyrė su antraja puse.
2 mėnesius nesimylėjo ir jam nepaprastai skauda, dega. Tokios pseudojogų kontraindikacijos yra aprašytos ir tai yra ženklas, kad jo su tokiomis proto kokybėmis ir panašia specifika vulgaris prileisti prie mokymų negalima. Kita Europos pusė, bandydama išsaugoti moralinį veidą, vis daugiau įveda draudimų, vis labiau kišasi į vyro ir moters santykių reglamentavimą ir panašiai. Europietis, eklektiškas, greitas, iš savo beviltiškumo kuria daugybinius įrankius, nesusitaikydamas su faktu, kad jis neamžinas. Dėl to jis ateina į jogą nevalingai vartotojiškas. Iš tikrųjų, jam reikėtų visą savo gyvenimą padėti po meistro kojomis ir tikėtis, kad gal po kokių 7 metų leis šalia vieną ar kitą mantrą sukalbėti. Bet mes naiviai tikimės, kad lengvai pasirašysime ir įsileisime Budos mokymą į savo gyvenimą ir kad jis suteiks mums kažkokios pridėtinės naudos. Bet kas tai pasakė? Arba kitaip, kodėl niekas neišdrįso jums išrėžti į akis, kad šitaip mąstydami esate tik didžiausias visų laikų kvailys, arba kad į jūs įsismelkė tiesiog rytų filosofijos mada. Europiečio mentalitetas be galo chaotiškas, eklektiškas, siekiantis papildyti psichinės energijos resursus. Tad dažnas įvairias praktikas daro be galo nuoširdžiai, rimtai, bet kartu ir labai tuščiai. Būtent dėl to Jungas liepė nustoti žaisti, nes europietis nesupranta ir iš to savo gyvenimo neretai tiesiog verslą daro. Juk net neaišku, ar mantra veiks, jei žmogus nesupranta kalbos, ar pranajamos praktikose akumuliuojama energija Niujorko dulkėse prilygs tam, apie ką kalba autentiški mokymai. Ar praktika bus naudinga, jei kieme turi 2 metrus žolytės ir supa visai kitas gyvenimo tankis – kompiuteriai, elektra ir triukšmas. Kas vyksta, kai rytų mokymai populiarėja Europoje? Europos mentalitetą domina sensus strictum, kraštutinės askezės formos. Europietis, bandydamas gelbėti savo mentalitetą, atkurti prarastą Dievo laiką, pamaitinti norą pažinti intelektualinės sroves, suprasti, ko netenka atitrūkęs nuo dievotyros, vis kelia ir kelia skausmingą klausimą. Kas yra askezė? Ar aš galiu būti asketiškas, kai prabangiai gyvenu? Joga daro apie 33-34 metų trunkantį šokio judesį. Turtingiesiems joga tampa įsiteikimu, kad jie turi save riboti, pavyzdžiui, nevalgo kasdien avokadų, mangų. Visiškai originalu įvairovės dėliai pavalgyti perlinių kruopų. Pabuvę savaitės trukmės meditacijų retrite, sėda į automobilį, pirktą su paskola, grįžta į namą, kuris taip pat už paskolą. Įsirengia meditacijos kambarį su tokiu pat kilimėliu ir viską nufotografavę pasipuikuoja savo jogiškumu socialiniuose tinkluose. Tokią sublimuotą ir kažkiek net karikatūrinę tikrovę mes turime praaugti ir pamatyti už viso to gylį, grožį ir tikrumą. Reikia pripažinti, kokius tinklus į mus įaudė sociumas, vartotojų kultūra, kaip suformavo business mind dharma įvaizdį. Grįžkime prie chronologinės jogos klaidos istorijos. Tarp 1911–1926 metų susiformuoja ezoterikos dvasia. Ji per keletą bangų su hipių judėjimu išnešiojama per visus kontinentus. Tai nieko bendro neturi su tikraisiais olose sėdėjusiais alkanais joginais. Tie, kas perdavė technikas ir mokymus, nežinojo, kad kitas mentalitetas to nesupras. Apie dėstymą 100 žmonių negalėjo būti nė kalbos. Mokytojas turėjęs iki 100 mokinių, savo senatvę ir paskutinius metus nugyvendavo su išrinktaisiais 8, nes mokiniui skiri valandas,
Štai kas yra joginė tradicija, štai kas yra guru joga, štai kas yra meilės saitai tarp mokytojo ir mokinio. Pirminis sąmonės džiaugsmas yra itin svarbus kriterijus priimant mokytis dharmos. Ar tas žmogus iš tikrųjų yra pajėgus pernešti tiek sunkumų, kurie jo laukia. Anksčiau tikrindavo net giminę, vietovę, iš kur atėjęs, kaip tas žmogus juokauja, liūdi ar verkia. Džiaugsmas kaip nuolatinė gyvenimo kokybė. Džiaugtis, gyventi be jokių priekaištų gyvatai. Kitą pavyzdį mums demonstruoja mongolai, buriatai, kurie beveik nedalyvavo ezoterikoje. Buriatai suprato, kad mokant vakaruose būtina atsarga, ypatingų sakralinių dvasinių būsenų apsauga. Grynoji askezė domino iki kokių 1930-ųjų. Žmonės patys važiuodavo į Indiją, į tolimuosius urvus, olas, kopė į kalnus, o jų atradimai dvelkė tikrumu. Kiti bandydavo galimybės save ribodami, atlikdami praktikas. Vakaruose askezė nusistovi kaip kantrus, turtingo gyvenimo pernešamumas, dirbant maloniai su savo paviršiniais, plonyčiais charakterio dariniais. Pavyzdžiui, žmogus gauna užduotį atlikti pratybas, žinodamas apibrėžtą jų trukmę. Kūnas ir sąmonė tai priima kaip sustygavimą, draudimą išeiti už ribų. Tačiau tai iškeičia ir praturtėja, gauna saldainį. Tarp tokių sensų striktum ir jausmų suvaldymas, išplėtimas, juslių atvėrimas. Amerikoje daugumą labai sudomino aiškiaregystė, burtai, mediumai. Klesti pseudo jogos rateliai su spiritualistiniais seansais. Įgarsino Mahajana akademija.